Hello, hello. Išlendu į laivą. Hello. Reikia pračekinti, ar iš tikrųjų mane matot, ar girdit. Tik laukit, reikia man padaryti. Ok, public, done. Change. Nu ką, labukas. Išlendu į laivą, kaip žadėjau. Sakiau, jeigu būsiu nuotaikoj, jeigu turėsiu energijos ir motyvacijos, išlysiu pasidaryti antakių laminavimą, ką šiandien ir darysiu. Tai žodžiu, man jau reikia pasidaryti, antakiai be proto ataugo. Jau paskutinį kartą dariausi laminavimą, tai nežinau, senai. 2,5 mėnesio gal, žodžiu. Žadėjau daryti per Instagramą, bet kadangi naudoju savo kamerą, tą profesionalią, tai kažkodėl man neleidžia pasijungti Instagramą, tai jungiuosi per Facebooką. Tai va, parašykit man, brangieji, ar mane matot, ar girdit, nes kartais tai kažkaip blogai sukonektina ir nieko nežinau. Brūkštelkit man žinutę, būkit geri, kad žinočiau. Ar matot, parašysiu. Ar girdit? Tai žodžiu, palauksiu biškį, kol prisijungsit. Tai va, darausi antakių laminavimą. I will do brow lifting. If somebody is interesting, you can stay with me and see all progress. If no, then look. Tai va, jeigu įdomu, galit nežiūrėti. Tai va. Biškį jaudinas, ne kiekvieną dieną į laivą išeini, iš viso nelabai aš tas laivas darau. Paskutinį kartą buvau su suknelėm savo. Tai va, matau, jau jungiasi kažkas. Tai va, kaip jūsų... Man reikia pasidaryti ir blakavimą. Vienas, bet jaučiu pasiliksiu. Tiesiog prie slašės ant viršų. Turiu dar planų, reikia dar vieną daryti. Tai su dukryte eisim pašokti, padarysim video. Ir kas norėsit prie mūsų prisijungti kitam savaitgaliui, galėsit prisijungti ir kartu pašokti per laivą. Tai kviečiu visas mamytės, visas dukrytės prisijungti prie mūsų. Prie mūsų komandos kartu su Estela. Mamytės ir dukrytės komanda. Tai va. Tai ar matot, girdit, jaučiu viskas ok, ne, galiu pradėti. Nematau. Pabandom dar prasičekint. Būkit geri, parašykit kokią man. Kad suprasčiau, kad viskas yra gerai. Nes kol kas niekas man čia nieko nerašo. Nekomentuojat. Žodžiu, jeigu turit kokių klausimų apie laminavimą antakių, ar šiaip kažkokių klausimų, brūkštelkit, atsakysiu. Tai va. Nors kol kas aš nematau jokių komentarų, nieko, tai tikiuosi nieko ir nekomentuojat. Arba tiesiog nematau. Nežinau. Ką čia reiks spaut? Live chatas. Nu, žodžiu. Kažkaip iš pradžių matau. Laukit, pabandysiu iš naujo įeiti. Ai, laiką turiu. Labai gerai. Nu, žodžiu. Viskas jaučiu gerai. Tai va, pradedam nuo to, kad pirmoji eilėje, ką padarau, tai reikia paruošti antakius prieš procedūrą, tai juos labai gerai išvalyti, išplauti. Žodžiu, kad neliktų jokio riebaliuko, nes kitaip, kaip sakant, niekas čia nesigaus. Šiandien bandysiu naujus produktus. Kas darėsi laminavimą, žino, kad nenaudosiu klijų. Nusipirkau tokią, kaip pasakyti, kremą kažkokį tenai, kuris sustato plaukelius ir nereikia jokių klijų ir daug geriau, nes nepažeidžia odos klijukai. Tai va. Tai pabandysiu ir aš. Dviejų tipų turiu. Vienus turiu tokius miltelius, kur įbarstyti reikia į losjonus, o kitą turiu, kad tiesiog toks kremo pavidalo. Tai dar net neišsipakavau, prie jūsų išsipakuosiu viską ir pažiūrėsiu. Aš nežinau, kodėl man nieko aš nematau. Kas čia žiūri, kas čia nežiūri, kiek čia prisijungia, labai kažkaip man... 6 views, viskas ok. Tai va, jeigu ką, pakomentuokite, ne, paklauskite kažką. Tai ką, pradedam. Va, pasiėmu šampuniuką antakiam plauti. Pasiėmu šepetuką antakiam plauti. Šitą setuką galite rasti mano šope. Ir šitas šampuniukas tinka ne tik antakiam plauti ir blakstienom. Tai tą ir darau, visom klientukėm naudoju prieš papildymus, prieš full setą. Žodžiu, būtinai labai gerai išvalyti. Tai va, blakstienas irgi, kaip žinot, plauti reikia būtinai, savaitėj bent 2 kartus. Išsiplauti, išvalyti visą riebaliuką, kad nesikauptų, tai blakstienas ilgiau laikosi. Ir žodžiu, tikrai nepabijokit to daryti, nes tai yra tiesiog būtina. Ką, pasiėmu savo kempenėlę. Susiplikam šampūną. Užsidedam biškį putyčių. Pasiemam šepetuką. Ir va taip va, gerai viską išplaunam. Tai tiesiog būtina daryti, paruošti odą. Aš kartais dar darau tokį peelingą, bet šį kartą kažkaip tingai nedarysiu, neturiu labai daug laiko. Tai žodžiu, padarysiu tokiu greituoju būdu. Tiesiog gerai išvalysiu. Ruošti odą. Kol neturiu aš tam, tiesiog užteks šampūno. Pasiemam tamponėlius, naudoju Salin Water. Čia taip pat ir blakstienam, kaip plaunu, naudoju.
Tai va, ir nusivalom visą tą brudą, visus riebaliukus. Nu jau šiaip Lietuvoje ir vėloka, ne, jau kiek čia tų valandų. Oi, jau greitai 10, tai čia nebent kas Anglijoje gyvena, tai jums dar patogu, net kiek čia jau po 7 kem, bet jau Lietuvos laiku jau čia vėlokai susirašiau, ne? Nu, kaip sakant, visada neišeina man laiku išeiti niekada, kol prisirašiu. Tai va, nusivaliau, antakiai švarus, tada pasiemu servetėlės, kurios yra skirtos, kaip čia jums dabar čia paaiškinti, nu, žodžiu, cleansing wipes, kur yra su alkoholiu. Nors čia rašo alkohol free, bet žodžiu labai gerai dezinfekuoja. Tai aš jas pasiemu tam, kad dabar pradžiai aš noriu įsipešioti antakius. Aš visą laiką pešioju prieš, o paskui jeigu ten matau po lavinavimo, kad kažkur plaukelis negerai, tai dar tiesiog papešu ir viskas. Tai va, naudoju savo tweezerį. Nikliai firmos, vokiečių firma, su deimantinė galvute. Tai va, toksai va, tweezeris mano. Matosi. Tai va, ir išsipešiosim antakius, nes jeigu matosi jums čia, nežinau, yra tiesiog tragiškai ataugę. Nežinau, neturėjau nuotaikos net antakius susitvarkyti, aš nieko. Kažkaip visai buvau išplerus visas porą savaičių. Tai dabar susitvarkysiu su jumis. O jau lūpas kaip sausėja. Tai apsivalau aš tą pincetuką savo. Nusivalau dar jos su šita servetėlė. Parašykit, ar gerai matot viską, aš nežinau, kaip čia arčiau, nerčiau man jums prisitraukti. Tai va. Tai dabar pašosim. Ar jūs, parašykit man, darėtės kas nors antakių laminavimą ir ar jums patiko? Nes man asmeniškai tai labai patinka, bet, aišku, nėra labai faina, kai jie pradeda tauginėti ir jie tiesiog pradeda pasidaryti tokie, kaip sakant, susibanguoja patys antakiai. Tai va, tas tai ne faina, bet čia jau nuo to neapsėsi. Tam reikia naudoti visokias priemonės, tiek antakiam, tiek blakstienam sustatyti atgal. Tai visokie keratinų, visokie seramiukai, visokie tie vaškas, žodžio, antakiam labai gerai palaminavimas specialus. Nes kadangi antakiai taip pat auga, kai jie nauginėja, tai tiesiog tas laminavimas lieka ant pačių galiukų ir jie susibanguoja. Tai va, čia ta nemalonioji pusė, bet šiaip pasidarius laminavimą išlaiko įvairiai, nuo mėnesio iki 3, kaip kam. Laminavimą antakių negalima daryti dažniau nei kas 6 savaitės. Tai va, jeigu jau po 6 savaičių jūsų nebetenkina rezultatas, visada galite pakartoti. Aš nedarau kas 6 savaitės, aš darau, sakykime, kas porą mėnesių, va taip. Aišku, tą tarpą būna tiesiog tik padažau antakius, kai dažau visus plaukus, tai pasidažau ir antakius. Ar jūs laminavimus turit pasidaryti, ar ne? Dabar įspečioju, biškai apsitvarkau jos, o paskui tiesiog dar padailinsiu po laminavimo. Jau ilgai nepešioti pas mane, čia jau porą savaičių, tai tikrai jeigu nedaugiau. Buvau labai jau bizekė. Aš man atrodo prieš atostogas, tik tais, žodžiu, jos pešiojaus. Šiaip aš tiek jų neužlaikau, bet šį kartą kažkaip tiesiog nebuvo ūpo. Tai jau šiandien prisirašiau, tai galvoju, kam čia darytis vienai, jeigu aš galiu su jumis kartu. Ir gal dar pabendrausiu, bet tai žiūriu, kad nelabai bendraujančių yra. Nematau komentarų kol kas. Jokių klausimukų neturit. Nu, svarbu esat su manim ir žiūrite, ne? Tai va. Aš tiesa, mano antakiai nėra labai jau 100% natūralus, nes aš turiu pasidariusi permanentą antakio, dariausi praeitą vasarą. Tai pas mane spalvytė yra, jie nėra visai tokia nublukę. Turi formą spalvytę, bet visada norisi ryškesnių, nes plaukučiai tiesiog labai nušviesėja. Ir tos plaukučius reikia paryškinti, bet to pačiu man patinka laminavimas dėl ko dar, nes truputį pakelia antakius pačius. Ir vizualiai atrodo, jog tavo, žodžiu, žvilgsnis pakyla, atveria akis, tai va, taip pat kaip su blakstienam, žiūrėkit, net ir blakstienas, kaip dabar, va, kelios likusios, tai tokia pavargus, tokia užkritusiais vakais, atrodo, pasidarai blakstės, hop, atrodo, atsimerkiai, gražesnis pasaulis, tai va, pas mane, va, taip veikia, tai sakau, tas toksai duoda tą liftingavimo efektą, ir aišku, ir iškart žvilgsnis jaunesnis atrodo, netoks pavargęs, tai antakiai yra labai svarbu, irgi ne tik blakstienas, aš nesakau, kad ten būtinai tas blakstienas reikia augintis kaip kažkokias šluotas ar kažką. Bet man patinka priaugintos blakstienos, ne veltui aš jas priauginėjau. Jeigu nepatiktų, aš to nedaryčiau, jeigu tame nematyčiau jokio grožio. Bet man gražu, man patinka. Aišku, viskas proto ribose, nešluotas. Tai labai gražu. Galvoju iš viso, aš galvoju šiandien pasidaryti blakstienų laminavimą.
nes irgi dariausi ne kartą savo ir man patiko. Ir kadangi jau beveik neturiu blakstienų, tai galvoju, gal ir reikėtų pasidaryti visai. Ir gal visai nebenorėčiau aš prisiauginėti vėl jų, nes kartais užtenka ir to laminavimo. Jeigu turi daug blakstienų, gražiai laminavimas, tik tiek, kad jau reikia tada pasidažyti jas vis tiek. Nėra tas pats, kas žodžiu priaugintos blakstienos. Vis tiek jas reikia paskiau dažyti, o mes jau, žinot, moteris, nelabai turim laiko, kai yra didelės šeimos. Atrodo, ai ką čia, už tas blakstienas dėl to ir yra labai patogu, nes tu gali, ir ta prasme atsikeli visada jau ready to go. Tai va, bet aš pastebėjau, kad moteris jau, atsivalgė tų blakstienų, taip sakant, atsikando ir jas laiko daugiau atostogų metu, kas yra labai patogu. Tu sutaupai laiko ir nereikia tiek make-upintis ir visada graži žodžiu, visada pasiruošus išeiti kažkur. Tai va, nu ką, kaip nežinau. Dar kavytės. O jos lūpas atsiskerdėjau. Baisu. Lūpam. Mirtinai. Aš jau šiandien tepiu belekiek kartų ir žiūriu, kad vis tiek šakės. Radau, šakės. Belekas. Tai va. Kiek čia žiūrinčių jūsų? Kiek jūsų čia su manim? 14. O Jezu, čia mano žalinė azelinas, kur Nikolė praktiškai suvalgė. Daviau, kad aprimtų. Tai čia kiša pirštus ir nebėra beveik. Nu ką, antakiai paruošti. Galim dar kartą su servetėlę tą nuvalyti, jos apvalyti, kad tikrai neliktų niekų. Ir galėsime pradėti. Tai va, kaip sakau, anksčiau darė laminavimus su klijukais. Su klijukais, kaip pat irgi savo dariaus, man nelabai patiko, todėl kad pasižydžia odą, nes kol jos sustatai, tų klijų prisitepi ir paraudonuoja, susidirgina nuo tų klijų odą. Čia ta lempa nelabai į mane. Tai va šitas variantas, kurį dabar nusipirkau, galvoju, pabandysiu, ta prasme, be tų klijų, kur pažiūrėsiu rezultatą. Nes, taip nedirgins odos, tai va, turiu siuntinuką kartu su jumis, užsipakuosim ir pažiūrėsim, kas čia atėjo. Pačiai labai nekantrauju pažiūrėti, ar kaip sakant, veiks šitas būdas, ar tikrai apsėsiu be klijų. Nes su klijai, sakau, man nepatiko ir aš mačiau, kad ir mano klientėm labai apsidirgina tą odą. Bet jeigu veikia šitas variantas, vieną antakį darysiu su vienu variantu, o kitą darysiu su kitu ir pažiūrėsiu, kuris geresnis. Nes viską prabandinėjau ant savęs, reikia prasitikrinti, kaip sakant. Ar viskas ok. Bet jau čia taip pripakuota, kad čia man viso laivo reikės, kol aš išsipakuosiu. Nu tu velnes. Reikėjo prieš tai išsipakuoti, jau čia nebūtų buvo protinga. Dabar kažkaip nelabai atrodo protinga. O, atprėsiau. Tai va, čia yra, nežinau, kaip čia pasakyti. Flawless Loreto žodžių brandas. Čia UK tokia žymi žodžių meistrė buvo. O, gavau dar giftą. Dar koks yra štelis gražu. Ir šitą Dear Dita, welcome back. Hope you will like our new best-selling products we added as a gift to you. Flawless Steamas. Tai ačiū. Va, ką turiu? Prisipirkau dar silikoniniai padukai, blakstienų laminavimui. Šitie gerai tuom, kad žodžiu nereikia klijų ir jie tipo turėtų prilipti. Tai va, labai įdomu, išbandysiu. Čia va, tai yra mix fix žodžiu milteliai, kuriuos reikia losionai įberti, padaryti tokią košytę ir iškart galima tepti ant odos, nereikia klijukų. Įdomu, va šitą prabandysiu man vieną antakę. Tada turim. Gavau blakstienų dovanų, nes nebuvau užsisakius, nes blakstienas perku iš kitur, iš Lešarto. Tai va, blakstienytės. Labai ryškios, fainos, labai tokios juodas. Ir koks čia linkis, riestumas, nematau. O, D. Aš labiausiai ir dirbu, žinokit, su D. Pas mane tarpinio varianto nėra arba C mažiau riestas, arba D labai riestas. Ir jie stokos irgi būna. Klijukų va, tai blakstiem priauginti. Mano užsakytos. Čia Reusable Eye Patches. Ai, tai palaukit, jo, šitas irgi užsisakiau. Va, irgi tokios spalvotos. Tai čia irgi va, užsilipinti čia ant apatinių blakščių ir gerai iki nuplovimui blakstienų, žodžiu, tas apatinės, kad prispaus šitom nuplauti, to pačiu blakstienų nuėmimui gerai ir labai gerai yra blakstienų liftui, žodžiu. Tai išbandysiu irgi, šiandien šitų nebandysiu, bet va, kiek grožio gavau, negavau, pirkau. Ką gavau, tai blakstienyčių dovanų, tai bet vis tiek labai faina gauti dovanas, ne? Ką dar turim? Turim, va, šito
lift balm vadinasi. Tai šitas dalykėlis, kuris irgi, ta prasme, nereikės klijų. Tai sakau, vieną padarysim man kitokį, kitą padarysim tokį, pažiūrėsim, kas geriau laiko. Ir čia laminavimui losjonų prisipirkau. Pirmas, antras numeris, žodžiu, šitie mano dalykiukai. Ir dar nusipirkau, išpakuojam, nusipirkau naujas šukutes, metalinės jos. Nes šiaip laminavimuose būdavo tos plasmasinės, o čia tokios metalinės. Žodžiu, jas gali dezinfekuoti ir naudoti daug kartų. Tai va, tokie pirkinukai. Ir galim išsitraukti, man reikės šitą, ką aš čia darau dabar. Žodžiu, laminavimui pasidedam. Šitų, aš turiu tiesą, žiūrėkit, panelės mano, brangiosios mano mergytės. Aš ką norėjau jums parodyti, tai dar iš savo šopo. Aš dabar darysiu su profesionaliom priemonėm, kurias naudoja meistras laminavimui, ne, ten antakį ir tų blakstienų. Turiu dar šitokius dalykus, kuris vienas yra brow liftas, kitas yra eyelashes liftas, žodžiu, blakstienų laminavimai, ir šitus dalykėlius galit pačios naudoti. Tai va, šičia yra visas setukas, viskas, ko reikia, viskas įeina, ir šukutės, ir klijai, bet čia su klijukais yra. Ir klijukai, ir žodžiu, visi tie losjonai, pirmas, antras, šukos, man atrodo, net keratinas įeina antakių. Tai va, labai čiki dalykas. Aš pati esu jau išbandžius, man labai patiko. Aš nelabai čia galėsiu išpakuoti, tai mane pasiėmiau savo jums parodyti. Gal galėsiu. Va, parodysiu, kas įeina. Pavyzdžiui, lash liftas, ne? Ar neparodysiu išklijuotą. Žodžiu. Bet sakau, visas setukas kitas, ir šitą dalykėlius galite pasidaryti pačios. Tai va, įeikite mano Butterfly Queen Beauty shopą, mano online shopą, ir pasižiūrėkite ten visą informaciją, paskaitysit, kas čia viskas įeina, pamatysit. Ir žodžiu, labai patogu, ta prasme, pačios galite pasidaryti ir su visa instrukcija, su viskom. Bet aišku, dabar ir matysit mane, kai sau darausit, ne su šitom priemonėm, bet šitas priemonės mano irgi išbandytos ir tikrai labai geros. Tai va, trumpas toks reklamnėje pauzė. Reklamytė. Netyčia iš mano lūpų išėjo, aš neplanavau tikrai. Nesvarbu. Taip, ką dabar toliau darom? Dabar toliau darom antakiukus, ane? Tai tepsim pirmą losjoną. Ir laikysim, šiaip reikia laikyti nuo 12 iki 15 minučių, bet aš noriu labai gerų variantų. Labai gerai, kad laikytų, tai laikysiu 15. Kitą losjoną reikės laikyti per pusę pigiau, trumpiau. Tai 7 minutės laikysim. Aišku, tarp tų tarpų viską nuvalysim. Tada dar uždėsim tokį lasht pampą tokį. Lift pampą, žodžiu. Tai dar nuvalysim viską. Nusidažysim antakius, vėl viską nuvalysim ir voilà. Iš tikrųjų, nėra labai sudėtinga. Tai bandom, ne? Tai imam pirmą losjoną. Turiu va tokį. Ant kurio dėsim tą losjoną. Kur yra mano pirmas numeriukas, turim šepetukų. Reikia pasim, kur jau išmėginti, išbandyti. Tai va, pasiemam šepetėlį, kur mikšuosiu viską. Nežinau, čia matot, nematot? Matot, biški matot, ne? Tai gerai. Ir čia burdaką pasidarius kaip reikalas. Pasiemam liftą, pasiemam pirmą numeriuką, iškart pasiruošim, ir antrą. Tai va. Va, rašo netgi čia, galit ir tokių vienkartinių, bet matot, šitų nupirktis, čia reikėtų profesionaliai naudoti tokius dalykus, nes jie gal truputėlį yra ir stipresni. Tai čia va, rašo, šitą pirmą reikia laikyti nuo 8 iki 12 minučių maksimum. 8. Tai aš sakyčiau, ar 10. Tokiais. Bandom, ne? Tai pirmą, tepam maskę gal, kur sakiau, naudosiu sustatyti plaukelį, tu. Nereikėtų klijukų. Dėsim šitą va. Tepsiu. Čia dabar. Kitą darysiu, sumiksinsiu su tais milteliais. Pažiūrėsim, kuris geresnis variantas. Tai pirmą užtepu. Kur tie milteliai mano? Oh my god, aš viską nusimečiau, nieko nerasiu dabar. Svarbu, jums parodžiau ir kažkur įgrūdau. Nu tu velnas. Nematau. Čia šitą. O kur tie milteliai? Oi, buvo dėžutė. Nerandu. Ai, radau. Tai gerai. Pirmą užsit. Su šukutėm. Šuku. Iš pradžių. Tokią. Gal kur naudoju? Turiu ar ne? Nesakau, viską. Čia va tokia plytė. Bandžiu klijukais. Ten bandžius. Įdomu, ar veikia. Nu, tai toks kaip vaksas. Čia panašiai kaip po to, kai reikia.
Okei. Gal daugiau reiktų? Matas? Pabandom pirmą įtepti patį plauką, paskiau pastatysim, ne? Nu, toks jo vaškas. Įdomu, kaip su blakstienom, nes man buvo labai aktualu dėl barlakščių. Nes turiu klienčių, kurios darosi pas mane blakstienų laminatą. Bet kažkaip man nepatinka iš tikrųjų tie klijų tepimai visi. Ir čia laiko susitaupo. Nu va, atrodo easy peasy iš tikrųjų. Žiūrėkit, matot, susistatė laukiukai. Šitie ne dar, o šitie jau. Tai jaučiu tikrai gal geras variantas. Neaišku, kaip su blakstienų laminavimu ar laikyti ar veiktų. Bet antakiam veikia. Va, sustatėm. Vienas neklauso tik tai, nu tik to. Paskiau gal klausys, kai užtepsim. Vieną sustačiau, o kitą bandysim su losjonu. Pasiemu pirmą losjoną. Įdėšim. A, turiu klausimų, man nematau. Matom, parašė Jolita Jonikaitė. O, liuks, ačiū, kad mane matot. Labai gerai, girdit turbūt irgi. Tai va, toliau važiuojam. Nežinau, jeigu norėsit laivą, galėsiu užsaugoti. Jeigu norėsite, ne? Tai išsaugosim. Tai paimam pirmą losjoną. Atsiplėšiam. Ui. Tada dedam čia. Spaudžiam. Va. Aš spausiu visą, nes aš vis tiek paskui niekur jo nebenaudosiu. Bla. Aš dabar turiu šitą tepti pirmą, o paskui dėti tos jo miltelius, kad nesusimaišyčiau, nes vienas taip, o kitas taip. Čia neprisidirbčiau aš. Tai va. Okei. Dabar tepsim ant takiuko. O kitą pribarstysiu tų miltelių ir pažiūrėsiu, ar irgi taip pat susistato. Tai žodžiu, va. Paimam ir tepam ant antakio. Taip. Užkoverinam viską. Aišku, būtų geriau, kad kuo mažiau dėtumėt ant pačios odos. Nes, nu, o kam reikia? Mums svarbu pakelt savo antakius. Ane? Tai va, paimam, taip nepagailim, užkraunam. Opa. Pritapšnuojam. Va. Nu, kol kas likti to košelėną veikia, viskas okei. Niekas kaip nesusigadino. Aplink odą galima pavalyti, nes man nereikia kamčyti odą be reikalo tepti. Galim va, pasiėmėm brušą tokį ir tiesiog apvalysiu pertekliną čia visur. Aha. Kur čia dar? Pasiėmėm taip, biškį nubraukiam. Ir va čia dar. Nu va, vienas antakis okei. Tada būtų gerai, 7 minutės. Tada. Reikia pabandyti barstyti šitų miltelių, bet reikia barstyti, žinoti, kiek barstyti, kad nebūtų per mažai. Tai va, žiūrėsim, ar čia jie vienodai man pasikels. Išeina va tokie miltukai. Ir reikia dabar barstyti į šitą losjoną ir padaryti tokią grietinės tirštumo košę. Čia rašo, ką nors ar ne? Rašo, kad approach of mix and fit to the lamination. O kiek ne? Tai bandysim. Darbčiau. Daug. Va, paėmam. Oi. Pabandom pamiksuosim. Senai eiktusi normaliai. Bet, nu, jie pasistotų iš tikrųjų. Bet gal nei... Nu, oi. Dabar taip gerai. Tai žodžiu, gaunasi tokia šitesnė. Bandysim tą šitą tepti jau. Nu jo. Bandom. Pasimsim kitas šukutės. Nemaišysiu su anom. Pasiemam raudonas, kad žinočiau, kurias naudoju. Šaitai. Kalojam viską. Nu va, gaunasi daug tirštesnė tokia masė. Čia bus. Nu jau. Liktai limpa gal biški. Bet gauna labiau nors jo, gal visai nieko. Oi. Va taip. Tiktais jau jo, su šitų variantų labai ant odos visur prisitepa. Taip gal, kad nereikėtų. Daugiau. Oi. Nu, žodžiu, biški mes su šitų variantų gaunas. Bet irgi neblogas dalykas, ne? Nu, kaip ir. Reiks apsivalyti tik tai viskas. Opa. Va, matot, kaip susistato. Tik tai jau biški nevienodai čia man gausis, jaučiu. Pralaikyti. Nu, gerai. Stepėm šitą. Abu
su šitu gal labiau toksai gaunas, kaip pasakyti, nu labiau ant odos, kur nereikia prisitepę, su šitu konkrečiau viskas. Žodžiu, tada pasiemu, kur mano, plėvelę ir dar užsidėsiu ant antakių plėvelę, kad tikrai prispausčiau gerai tos antakius. Opa. Tokią plėvytę ir užkoverinam. Op. Nu va, kokį straina gražiai. Все, laiką dabar užmetam. Oi, palaukit. Ar jūs mane matot? Matot, ne, jau čia eina viskas. Uždėsiu laiką, gal laikom 10, buvo 7, kaip 5 jau praėjo minutės tam antakiu. Oh my god. Nu, 5 minutės žaidžiau su kitu, tai labai negerai. Tai kiek čia galim 10 padarysiu minučių. Kur mano tas laikrodukas? Kur laikrodukas? Klokas? Timeris? Dar laikom, žodžiu, laikom 10 minučių, ne? Oi, čia valandas, višta. 10 minučių. Start. O, tai 5 gausi. Blemba šitam biškį ilgiau gausi. Nu, nieko nepadarysiu. Tikiuosi nenukris antakis. Nu va, prisispaudžiam. Žodžiu, palaikysiu 8 minutės, kai liks 2 minutės dar nuimsiu, pašukuosiu jaučiu. Arba ne. Nu, žiūrėsiu. Mano tas blakstienas. Aš šiandien nedarysiu laminavimo, bet priauginsiu dar savo Express lašas jaučiu. Kad nebūčiau tokia plika, nes dar šiandien video reikia padaryti šokį. Tai ką, palaukit, pasijungsiu, pažiūrėsiu, ar jūs čia mane žiūrit, gal klausimų kokį uždavėt? Gal kažkaip, aš tikiuosi kamera atlaikys, nes kažkada dariau laivą. Šopo laivą. Tai tą šopą, žinokit, dariau 3 laivus, nes 3 kartus kamera įsikrovė. Nes aišku, užtrukau šiandien beveik porą valandų. Nepersirenginėjau, tada nesuknės, bet kol viską surodžiau, tai žodžiu. Va, ką aš čia darau? Aš darau antakių laminavimą. Tai va, kas nematėt pradžios, tai čia taip laminuoju savo antakiukus. Komentarų yra? Nėra. Niekas neįdomu, neturit man klausimų. Gerai, nenorit, nebendraujam. Nenorit, nebendraukit. Bet galėtumėt ką nors paklausti, būtų visai įdomiai, atsakyčiau. Nes dabar reikės laukti dar, kol mano antakiai pabus losjone. Kavytė. Tai va, įdomu, koks rezultatas gausis, bet kol kas man patiko gal labiau su šitu variantu, su šita, kas čia vadinasi, kalbėtumai, lift balmas, tai angliškai, o šiaip tai kažkoks pakilimo balzamas, kaip sakant, bet jis toksai kaip vaksas, ne? Tai taip pat ir darysim kitam antakiui, vieną darysim su šitu, bet jau taip nebereikės, tiesiog viską nuvalysim. Tik tai šitą reikės pilti į antrą losjoną. Paskiau reikės mums dar, ko čia reikės mums dar, lash lift pampą padaryti. Tai va, kitą laikysim 10, nu tai šitas gausis 15, nes 5 jau prasilaikė, tai kitą darysim trumpiau. Ne? Kitą pusiau, per pus darysim trumpiau. Tai va. O blakstienų laminavimą gal irgi va pasidarysiu, nežinau, ne rytoj, pirmadienį, gal antradienį padarysiu, nes tada turiu iki penktadienį apsispręsti, ar eisiu papildymą darytis blakstienų, ar tiesiog liksiu su laminuotom. Senai bedariaus, tai nežinau, ar man patiks. Ar man patiks? Tai niekas neparašėt, ar kas nors bandėt laminavimus, ar jums patinka? Ar blakstienų, ar antakių, pavyzdžiui. Galit pasišėrint mano laivą, jeigu nešunku. Gal kažkam irgi bus įdomu. Jeigu... Gal paskui pabiški ir priprasiu daryti tos laivas, dažniau išeisiu su laivais. Ne tik su šopu, bet taip kaip ir darausi su savo visas procedūras. Ne. Tai buvo. Tai tokie reikaliukai, kaip sakant. Paskiau labai gerai yra naudoti po laminavimo. Galvoju, parodysiu jau. Tai tokia Braulift keratina. Jis labai gerai pamaitinti yra antakiam. Plaukeliams jis toksai yra kaip šepatukas, kaip žodžiu, maskara, kaip čia, tušiuko toksai. Tai va, bet jis teptis antakiams, tai va po laminavimu labai būtina pamaitinti plaukučius. O šitas dar yra, čia irgi mikliai filmas tos pačios, kur aš jums rodžiau tos dėžutės, tos kitus. O šitas yra, žodžiu, irgi vaksas antakiam, tai po laminavimo irgi labai gerai, kad sustatyti jos, tiesiog, kad jie laikytųsi gražiai, žinot, nes ten po miego būna, va, aš jau matosi, kad naudojau, bėginėjau. Tai labai gerai jos susistato, žodžiu, ir visą laiką tvarkingi antakiai, nes paskui, aišku, pasidaryti laminavimą vien neužtenka, reikia ir prižiūrėti pačius plaukučius ir patvarkyti jų visą tą stovėseną, kaip sakant. Tai labai, kaip sakant, reikia prižiūrėti, o kad prižiūrėti reikia pamaitinti. O kad gražiai stovėtų ir nebūtų susišiaušę ir susikraipę, tai reikia jau šukuoti ir tepti vaksą. Tai va, tai kad jie būtų gražus ir kaip sakant, tvarkingi. Tai va. Oi, neužsibazarinu, aš kad nepralaikyčiau, čia dar ilgiau. Ne, dar liko va, 3x3.
Tai gal kai liks 2 minutės nuimsiu, dar pašukuosiu ir palaikysiu biškį be šitos plėvelės. Nu, ta plėvelė yra gerai, kad dar pašildytų, kad dar geresnis efektas būtų pačiam laminavimui, žodžiu. Biškį lūpas gal ir atsigavo, gal ir ne, ar plaukai savo flipa. Tai va, o paskiau lėksiu šokti su stiliuku, oh my god, spėsiu, kad apie 9 reikėtų tikrai eit pašokti. Dar reikės paskui jums įkelti. Tai va, jeigu susidomėsit, tai prisijungsit prie mūsų, pašoksim. Galite ir su dukrytėm, galite ir be dukryčių ir vienas. Nu, žodžiu, ten kardio šokiai. Šokti reikia tik 20 minučių. Sudeginat nemažai kalorijų. Pasikraunat geros nuotaikos, geros emocijos, žodžiu. Ir tai, žodžiu, atgyva ir kūnui ir sielai. Bent jau man, tai šokiai tai yra kažkas tokio. Man yra aistra. Aš jau senai šoku. Man patinka šokti. Ir kaip sakant, o kodėl nepasidalinu su jumis gerais dalykais, a ne? Tai va, kaip sakant, nusprendžiau dalintis visų gėrių, kurį aš pati naudoju, kurį propaguoju savo gyvenime. Tai pas mane ne tik šokiai, dar ir džimas, žodžiu, namuose džimas. Tai, nu, jau kai peržengi 40-uosius, tai tuo labiau reikia pasirūpinti savo kūnu, nes o kas jeigu ne mes, ne? Paskui gyvenam šitose kūnuose ir, kaip sakant, sveikam kūne, sveika siela, a ne? Oi, tu čarška, patarška, va, 2 minutės beliko, tai nuėmam tą plėvelę. Žinokit, nematau jokių klausimų, neklausėt, nereikia. Tai va, nuėmam plėvytę, hop. Ir dabar dar šušukuojam. Tam reikia pasimti, kur krauti visą šiukšlės, turtą. Dėsim čia šiukšlytės, nes jau čia tokį mesą padariusi su katojojoj. Gerai, šitas blemba, čia negerai gal su tuo. Ai, va pasimsi metalinės, va, davai, su metalinėm su šitom, a ne? Pabandom. Tai va, oi, žiūrėkit, kaip šitas antikis parudavo, kaip pakeitė spalvą, kaip šitas baltas, bet turbūt dėl to, kad jisai yra, nors irgi ne, spalva nueina biškį antikio. Tai va, dar prasišukuojam. Paskui viską reikės nuvalyti. Dabar gal dar užtepkim tos košės. Nors gal ir negeriau nuvalyti. Taip, tokiu būdu, ne? Nuimsim tą perteklių, kaip sakant. Vis tiek tiek beliko 2 minutės. Ir kitą prašukuosim. Va, labai puikiai nusivalo visi tie brudai. Tai va, šitas kitaip atrodo. Op. Tai va ir tą nuimsim perteklių. Op. Tą labai nuėmiau. O. Va, atrodo taip, dar minutė, kiek čia beliko ir valysim viską šalin. Kita va, viskas. Timeris off. Čia timerį reikia toms, kurios neturi, kaip sakant, atminties. Viskas okei, dabar nuvalom, pasiemam. Žodžiu, reikia nuvalyti sausų valymų, tai nubraukiam viską tiesiog. Kitą pusę irgi panaudosim. Va taip, žukšt. Nu čia reiks jų nemažai apvalyti. Čia nereikia dabar pergyvent, kad viskas susigadina, nes mes vėl paskui prašukuosim jos prieš tepant kitą losjoną. Bet reikia visą šitą nuvalyti dalykėlį. Opa. Na, šitą nuvalėm. Another one. Valom kitą. Now need to clean off all lotion. Čia toms, kas žiūri mane in English, a bit in English. If you have any question, you can ask, I will answer. I'm doing brow lamination. Va, kaip matot, losjonas, keratinas. Žodžiu, nuvalo, pašviesina plauką. Čia tas pats, kai daraisi plaukų tiesinimą. Tai irgi taip pat nuėmė spalvą, bent vienu tonu, tai tikrai. Man tai buvo, aš juodukė. Tai kai nuėmė, atrodo, kad plaukai būtų, rudinė dažyti tokie. Tai va, nuvaliau. Tai dabar susišukuojam antakius atgal į vietą. Opa, nustatėm. Kita. Šitas kažkaip labiau klauso, žiūriu. Looks like that. Atrodo taip. Dabar reikia nusivalyti tą losjoną. Pirmą tepsim antrą. Nusivalom šepatuką. O taip tiesiog paėmų, nubraukiu viskas servetėlę. Ir viso, ir tepsim antrą, ne? Kiek mes jau laivą darom? Oh my god, 52 minutės. Reiks suspėti padaryti, kol neišsijungia man čia, neišsikrovė. Gerai, dabar imam losjoną number 2. Where is my lotion number 2? Va, losjonas numeris 2. Va. Tai va, dedam vėl ant to dalykėlio. Geriau prakirpti reikėtų, kur žirklės. Aš tai sakau, čia tokį pasidarius dabar bardaką turiu, kad oh my god, aš nieko nerasiu.
Biški jaudinas, žinot, tai normalu, ne? Oi. Dedam antrą losjoną. Tikrai antras. Čia gerai, reikės mažiau laikyti. Net ant tų nagų užsidėjau. Sulaminuosiu ir nagus, kaip matau. Ok. Dabar gerai, kad nereiktų plaukelių statyti. Nu, iš tikrųjų, aš dabar galvoju, ar į tą antrą reikia man dabar barstyti, gal nereikia šitų, nes jie kaip ir stovi, atrodo. Tirštint, neįsivaizduoju. Nu, gal ne, šitas labiau stovi, ne, susikabinėte plaukeliai. Bet ir ant šito gan visai normaliai atrodo, aš neįsivaizduoju, jau čia net nebedėsiu. Gerai, tepam antrą. Tos košės nebedėsim, dedam tik šitą dalykėlį. Opa. Nepagailim. Va taip, užsidėkime ir paskui sušukuosim. Tik reikia greičiau darbuotis, kol paskui gaunas taip, kad vienas ilgiau, kitas trumpiau laikosi. Kas nėra gerai, reikia visas vienodai laikyti laiką. Nu, žodžiu, va taip. Opa. Jau atrodo neblogai. Ant šitą dabar sudėliokim taip. Nu, ar patinka jums? Žiūrėt, kaip čia aš darau laminavimą, Moterim gal ne visai nieko. Šitas video, aišku, ne vyrams skirtas. Jau vyrai, tai nežiūrėkit, junkit šalin. Nes tikrai nervai neatlaikysim, kaip čia mes krapštamės. Kaip sakant, šitos grožio procedūros nėra pritaikytas vyrams. Nors yra vyrukų, kurie mėgsta irgi labai tokius tvarkingus santykius. Aišku, ne mano vyras, bet yra tokių, kur kiekvieną plaukelį susilaižo, kad gražiai stovėtų. Kur būna jau perdėtas tas toksai, žinot, vyro prisižiūrėjimas. Nežinau, daugiau gal dar uždėti, kad nepamažint. Žinokit, aš jas labiau taip gaudau, man nepatinka, kai tie priekiai žiauriai tam tokie būna. Žinot, pasistoja. Nu, kaip jūs galvojat, kas čia gausis gerai ir negerai? Aš galvoju, bus neblogai. Šiaip darau laminavimus aš ir kitiems, tai kam įdomu, galite apsilankyti pas mane, užsidėsim vėl tą plėvelę, sakant, blogiau nebus. Tai va, kas pačios nesidarot, nepatinka tokie dalykai, galite atliekti pas mane, padarysiu. Biškį pagaliau, op, vėl gražiai. Pasistačiu santykius, savo laikom tada 10 minučių, ne? Bet prieitą gavus, praeitas 15, gal dabar 8 darau, biškį mažiau darom, stop. Biškį gal mažiau, timeris. Kaip čia dabar pakeisti? Timer. Cancel, tai gerai, darom 8 minutės start. 8 laikom šitą, ne? Nes prieitą 10 laikom, davai šitą 8. Tiksliau, tas vienas tai šis ten buvo 15, tai čia kol sutepiau vėluos, tai vis tiek bus panašiai. Panašiai apie 10 minučių, žodžiu. Pažiūrim, ar ką nors pakomentavot, parašėt man. Nieko nekomentuojate, ne? Bet jau beveik valandą laiko beveik eikti, sau kaip negerai, ne? Bet čia daug nebeliko, nuvalysim šitą. Tada, žodžiu, kai nuvalysim, uždėsim dažiukų, tai galim iškart pasiruošti dažus. Nusivalom šitą, nes jau mums nebereikės. Nusiemam. Dar aišku, daug košelėnos liko, aš dar padaryčiau ir jums, žinokit, tą laminavimą. Iš kada mes tokį gerą daiktą, bet jau nebeturiu kam padaryti, bent būčiau vyrui dar prisiūlis. Tai va, nusivalom viską ir, žodžiu, paruošiam iškart. Tai va, kaip matėt, pirmą kartą tik tai tapiau, aš kad sustatytos plaukelius, o jau antrą kartą nieko nebetepliau, nes kuo puikiausiai laikė. Bet su blackstam būtų kitas dalykas, jau čia reikėtų dar tepti, jaučiu tikrai nuo to losjono nebesilaikytų taip gerai. Bet, kaip sakant, žiūrėsim, nes sakau, anksčiau su tais klijais vargdavau, tai man nepatiko, tai čia jaučiu daug greitesnis variantas ir geresnis, kaip sakant, odai. Tai va, ką, laminavimai tie padaryti, beliko nudažyti antakius ir bus viskas. Ir visos gali tai pasidaryti. Bet šitas priemonės reikia naudoti profesionaliam, tai va neprofesionaliam galit naudoti kurodžiuotas dėžutės, tai va, kad tikrai nieko nesugadintumėt, aš tai jau žinau, ką darau, jau patirtis, kaip sakant, yra didžiulė,
Su blakstėm iš vis man vasarą bus jau 10 metų, kai darau laminavimą, ne taip jau senai, kada čia užsimokinau. Oi, tai prieš 4 metus, tai 4 metai laminavimą. Va, kaip sakant, užsimaišom košytę. Visą šiukšlę susirinkam. Oi. Taip, antakius dažau aš su Reflectocil dažais ir naudoju spalvą Blue Black. Tai va, aš ir plaukam naudoju Blue Black spalvą, dažau pati plaukus, viską aš pati darau. Nu, nagų nebedarau pati, bet ir jos anksčiau darydavau pati savo. Tiesiog aptingau po visų, kažkaip po paskutinio nėštumo. Pagalvojau, ai, kam čia daryti? Neįsite, pas čainyzus greitai padaro ir viską. Tai va, pasiemam dažiuku. Dedam. Žirnio dydžio, nuo tokio dydžio. Žodžiu, dažiuku. Tada dedam oksidantą 3%. Oi, aš čia dabar liečiau tas antakius. Žodžiu, lašinam 5 lašiukus. 1, 2, 3, 4, 5. Pasiemam šepetuką. Tai mano šepetukas. Vienas skirtas antakiam dažyti pas mane, kitas dažiukam. Gerai. Šitas. Su šitu darysim. Nu va, ir viską gerai išsimakačiuolinam, išsimaišom. Gaunas irgi tokias grietinėlės skonio. Iš tikrųjų, ne iš šitą aš darausi. Ai, ant šitą nelabai. Makačiuolin kaip. Bet kaip nors. Ui, ir šau. Tegul stovi. Prisidirbsiu bardakėlę. Sakykim čia, laikykis. Kavutės jau įkalam dar. Negali žiūrėti tas lūpas. Iš tikrųjų, savo kaip lūpasi. Baisiai. Kiek čia praėjo laiko? Va, minutė tam 3 liko. Galim prasišukuoti tuo tarpu. Prašukuokim, nuėmam šitą plėvelę. Opa. Pasiemam šukutės. Nu, atrodo taip, ne? Nubraukiam tą perteklių kaip tik. Mažiau valymo tada bus. Ar neatsibodom žiūrėti mano laminavimą? Ar patinka? Ar geriau nedaryti tokių laivų? Kaip galvojat, ką? Parašykit man, ar patinka ar nepatinka? Nieks bendrauti su manim nenorit. Aš galvoju, išeisiu, kol aš čia dažysiuos, kol aš čia pasidarysiu, pabendrausim. Nebus taip liūdna. Nu, pasirodo, ne? Nelabai norit bendrauti, ne? Taip vis tiek jaučiuos biškį vieniša, nieks nebendraujat. Bet matau, kad žiūrite, ne? Nu, 70 žiūrinčių žmogeliukų. Mano laminavimo. Kiek čia liko, viskas timeris išsijungia, pralaikėm 8 minutės, galim nusivalyti viską. Vėl, taip pat kaip praeitą kartą, paėmam ir taip, op, ir valam tokiais sukamaisiais judesiukais. Opa. Opa, į Europą. Kas pakels nuotaiką, eina pati savo, ne? Nu va. Perfekto. Šiaip krenta. Na, ir liko nusidažyti, dar laikysiu 10 minučių už dažus. Tai jau kas nebenori, tu nebežiūrėkit, jau jeigu pavargot labai žiūrėti mano veidą. Bet kas norit pamatyti galutinį rezultatą, likit su manim, neišjungkit kanalo. Žodžiu, visai stogelis pavažiavo bumbulienė, ne? Nu, dar kartą praeinam, kad tikrai jau gražiai būtų nusivalyti čia viskas mum. Neprisidirbt kažko. Nu, žinokit, kad man atrodo, okei, nuvaliau viską. Paėmam dar šukas, prasišukuojam. Mano šukas naujus. Nu, looks like that. Aišku, dabar pasidarius tą laminavimą, negalima šlapinti antakių.
Jokių kremų tepti čia ant jų nieko. Kem 8 valandas, žodžiu. Turi susigulėti plaukeliai ir vanduo netinka čia. Labai viską, žodžiu, sugadins. Dėl to viskas yra nuvaloma sausuoju būdu. Tai va. Nu va, dabar ką, pasiemu baltą pastą. Kur čia mano tie dalykiukai? Nu, tu blembagi pamečiau, nu vieš tą. Išterminus aš čia viską, aš sakau jums. Oh my god. Jau to pirštus įsimazuos. Žodžiu, paimu tokią pastą baltą. Čia Design Your Ideal Brows. Mano antakiai bus idealus tiesiog. Šitą naudoju tam, kad kai dažai antakius, kad niekur neišeitų už ribų. Tai va, pasiemu šitos pastelės. Ir, žodžiu, va taip. Užsitepam. O taip. Kita. Mano dabar tik tai rankos nelabai klauso, nes biški jaudinos, tai kad čia neprisidirbčiau. Nes vis tiek toks net jauduliukas. Bet stebit mane, tai jaudinos. Bet iš tikrųjų aš esu toks žmogus, kur iš vis mane patinka. Pavyzdžiui, jeigu darau darbus kažkokius, bet turbūt daug tokių žmonių yra, kad stovit kažkas ir žiūri, kaip tu darai. Tai tiek, kad aš jūsų tai nematau, bet jūs mane matot. Tas faktas, kad tu žinai, taip išmuša šviežia, ne? Nu, žodžiu. O šiaip rankos labai dreba, vakar sportavau, dariau rankas. Žinot, kaip skauda raumuo, tai jos tokios atrodo tokios pavargusios, tiesiog atrodo dreba, visas byčiukas. Tai va, šiandien dar irgi reikia pasportuoti, dar pašokti, sakau, aš čia užsikroviau šiandien dieną, tai žiauriai. Kažkaip sekmadienį nepasidariau, aš tokį easy peasy viską sukroviau vieną dieną, tai dabar galėsiu džiaugti, žodžiu. Bet nieko, padarysiu visus darbus ir galėsiu ramiai laukti pirmadienio, ne? Kažkaip nežinau, man reikėjo baisiai antakius dažytis, jau reikia pasidaryti laminavimą ir paskui galvoju, nu tai reikia ir su jumis pasidalinti. Čia kažko tą pastą nenori teptis ant šito antakio, nepatinka man jau. Kažko neklauso. Ai, liko jau čia produktų. Na, šiaip nežinau, aš gerai pasidariau, kad aš dabar prisitepiau to balto dalyko. Nes šiandien laminavimą. Imam dažiukus, tepam pirštukus ir tepam, žodžiu, ant antakio. Šiaip, kai laminavimą daraisi, pats dažas labai gerai įsigeria į plauką, kas yra labai gerai, būna daug ryškesni antakiai, negu kai tu jos dažai be laminavimo. Biški nepliurpsi, nes kai pliurpi juda žandas ir gali prisidažyti čia, kur nereikia. Nu, kol aš darėsiu laivą, tai klauskite, jeigu norit ką nors. Aš laukiu klausimų. Nes čia pliurpi, nežinau, įdomu, neįdomu, belė pliurptų. Kažkaip reikia palaikyti, ne, tą tokią, kaip sakant, pokalbį. Ai, nu, tuo pačiu padėkosiu už tai, kad esate iš viso mano Facebook'e, kad stebit mane, kad palaikot. Dar gerai būtų, kad Instagramą nueitumėt pasekti. Dar, kaip žinot, aš į YouTube jau einu, dedu vlogus, tai va, manęs daug, šiais metais bus manęs daug. Tai kam įdomu, užeikit ir į YouTube Butterfly Queen Beauty Shopą, ir į Instagramą Butterfly Queen Beauty Shopą, ir į mano online shopą užeikit. Visur užeikit, kaip sakant, aš jūsų laukiu, visus jūs kviečiu. Nu kaip manote, gerai bus, čia negerai bus? Aš manau gerai. Oi, bus gerai. Dar žadėjau, jeigu neišsikraus, bet jau jaučiu, kad išsikraus, aš negalėsiu su jumis jaučiu blakščių pasidaryti. Dar norėčiau kelias blakstienas užsilipdyti su savo Express blakstienytėm. Nes neturiu blakščių visai likusi. Atrodo tokia pavargusi. Bet jeigu jau išsikrausiu, tai nebepamatysit. Nes kažkaip užsižaidžiau aš čia bešnekant su jumis su tais antakiais. Na, čia nereik bijoti išeiti už ribų. To aš apvalysiu, nes kitaip nelabai čia pasitepama. Šiaip mano antakiai nėra vienodi, tai žinokit, aukštis nevienodas. Mano meistrė bandė jos taisyti, bet jie vis tiek biški nevienodai yra, tai čia
Čia, žinokit, taisus, netaisus, jie vis tiek vienas aukštesnis, kitas žemesnis. Šitas yra aukštesnis, kitas žemesnis. Biškiai apsivalom, nors ta balta pasta tam ir yra, kad jeigu išeisit už ribų, kad, žodžiu, neprisimakliavot, bet jau pirštus net nusidažiau, vaisių. Aš sakau, vaisių. Būčiau čia vieną daręs, būčiau tiek neprisigribavus, aišku. Bet su jomis vis tiek kažkaip kitaip. Nu va, kaip ir uždažėm, laikysim 10 minučių. 10, ne, gal 8 davai, nes jau čia irgi vėl ilgai žaidžiu. Start 8 minutės laikom, ne 10. Bus gerai jaučiu. Aišku, dar apsivalom. Oi. Nu, kaip aš jums? Good? Good. Dar kavytės įkalam. O, išsitepiau, už to visus rūbus išsitepsi. Dieve, tu padėk. Jau vėliama kaip prisiterliuzinau, tai siaubas. Gerai, šiaip mes dar nelabai iki galo čia viską baigėm. Ką mums dar reikia padaryti? Mums reikės nuvalyti viską, tada uždėti lašpampą, palaikyti dar 2-4 minutės. Ir tada dar reikės trečią losjoną, su kuriuo nuvalysim perteklių visų dažų. O lašpampas reikalingas, žodžiu, kad pamaitinti plaukelius. 2 minutės palaikysim, žodžiu, ir nuvalysim lašpampą. Bet čia nebūtina, iš tikrųjų galima ir be šito dalyko apsėti, bet aš jau kadangi jau turiu, tai palaikysiu. Kažkaip laivas neišmeta, man nepasibaigė, čia aš per daug jaučiu kalbą. Kiek laivą galima daryti laiko, kad neišsijungtų? Kas žino, parašykit man, nes jau daugiau nei valanda yra. Gal reiks iš naujo prisijungti, parodyti jums tą rezultatą. Reikia, raika, ko man reikia, uždaryti viską reikia. Gąžit man antikį, va taip ir būsiu taip. Oh my god. Ok, šitą atgal. Šitas reikėtų irgi apsivalyti. Tada įdėsim plauti paskiau. Čia pasidėkim, neišmestis visko su šiukšlėm, blema. Moterie. Šitą. Kad prie šiukšlių neišmeščiau. Gerai, kur čia pasidedam viską? Čia. Tada šitą reikia nusivalyti vėl. Gal jums neleidžia komentuoti, nors rašė kažkas, kad mane girdi, tai ir mato, kad ant tokį rašė. Tai reiškia, galite komentuoti. Nenorite, ne? Nenorite man bendrauti. Aš nežinot, ką paklausti. Bele ką klauskite, aš viską atsakysiu, kol esu laimė, naudokitės progą. Va, nusivaliau, šiukšlių nemažai. Dedam čia viską. Aš paskiau susitvarkysiu. Lema, kad ir neįską, likom nedaug jaučiu. Šitą pasidedam atgal. Ai, ne, čia. Šitą. Ai, nu, pincetą gal pasiliksim, gal kokį vieną kitą reiks ištraukti dar. Čia. Skeisim viską plauti. Plausiu be jūsų. Nes tikrai jums neįdomu žiūrėti, kaip aš plaunu viską. Ko man dar reikėjo? Man reikia lūpas pasitepti vėl su. Žiūr, aš nežinau, ką čia tep dabar, kad man... Kad labai jau išsausėjo jos. Neturiu čia. Ai, ne, turiu dar vieną kažkokį lūpą pasitepsiu, palauk, kur čia yra jisai. Va, čia kažkoks buvo. Čia gavau iš senelio šalčio. Žodžiu, iš kalendoriaus. Ar čia ne lūpam, palauk? Ne, čia, ai. O būčiau pasitepus kažkokią šešėlio. Kažkur lūpam turėjau. Nes, nu va, žiaurios lūpas, pažiūrėkit. Taip suskerdėjo. O, jaučiau. Nieko čia nerandau. Nežinau. Reikia tepti vėl tą. Jau lūpas jos siaubas. Kaip blogai. Nu dar taip blogai su lūpam nebuvo. Aš nežinau, kaip aš čia dabar tą video darysiu. Su tokiam lūpam. O šiandien. Siaubas. Blema, kaip negerai. Tai reikia pilingo jau lūpam. Nukraštėt kažkiek. Nu, sorry. Bet kas čia pasidarė, ant kiek lūpas įsiauga? Žinau, nuo ko čia. Nuo siemkų. Privalgytų siemkų, ta druska nuėda, šakės būna. Gerai, kiek čia liko man laiko, kur mano timeris. Minutė kem, 3 ir aš to viską nuvalau. Dar biškį, užtepu dalykėlį ir bus viskas. Ir galėsiu jumis paleisti. Jau blakstieną jaučiu prie jūsų nedarysias, nes namba ilgai užtrunkau. Ai, nesam, šakės lūpam.
O dar šiandien šokti reikia. Jau ant mane žiauriai supirks jau čia stela, kad aš taip vėlai čia. Nu, ar berodo mane dar? Berodo. Gerai, toj vadysim viską. Baiginėjam, atsisveikinam ir žodžiu gražiaus jums sekmadienį. Ypatingai, va, atsigeri kavos, tai iš vis vėl pasim visą šaibą. Aš biškai prisidirbu, man atrodo. Kaip aš tą baltą dabar nuvalysiu? Nu rimtai, bus šakės. Namba. Nereikėjo to balto man taip dabar. Aš įpratus su to, kai tiesiog dažau santykius, užsitepiu tą dalyką. O dabar su to laminavimu čia negerai man gavosi. Neįsivaizduoju, bus prisidirbus. Nes dabar čia man viskas taip išsausėjo. Nu va, baigėsi 8 minutės. Bandom valyti. Nu, tą baltą gal aš apsivalysiu su šituo gal. Žodžiu, nes tikrai bus šakės. Baltą reik. Nu, nusivalo. Ai, gerai. O jau pergyvenu, apsivalykim geriau tą baltą dalyką. Netepkim ant tų pačių antakių, nes paskui dar susigadins visas laminavimas mano tos baltos košės. Ant pačių antakių tai tikrai negalima jokio to vandenuko naudoti, bet čia va aplinkui tai galiu aš apvalyti. Tik tai saugot reikia antakius. Ten sausai nusivalysim. Kiek problemas, ane? Aš jau biškai šikau, galvau, šunkiai nuvalysiu, žinot. Oi, užsižaidžiau aš čia iš tikrųjų. Nu, bet bent jau pasidarysiu antakius. O gal šokį paliksim rytoj, ane? Gal rytoj pašoksiu iš tikrųjų, o gal ir ne. Nežinau. Nes ten biškai reikės pasimokinti, kas norės prie manęs prisijungti, aš gavau savaitę laiko, paskui kelčiau po 3 minutės, žodžiu, žingsnelius, kad galėtumėt pasimokinti visą savaitę, kas norėsit. Ir tada, jau busit biškai pramokusios, galėsit per laivą su manim pašokti, nebus taip, kad visai nežinosit to šoką. Bet, nu, žiūrėsiu iš tikrųjų, kaip čia. Gerai, nuvalinėjom viską dabar. Taip pat va, viską nubraukiam. Nubraukiam tą perteklių. Bet čia užtruks, oi. Čia užtruks ir čia reikėjo gal pirštinės užsidėti, nes apsimazosiu visą. Nu, nemaloniai čia tas dalykas, nes biškai labai daug terliūzo gaunasi. Nes viską reikia valyti sausuoju būdu. Negalim šlapėti antakių dėl to laminavimo. Tai gal dėl to biškai nors nėra tai baisiai. Man matėsi, ne, kaip pajodavo. Kaip gerai įkimba dažai. Daug geriau negu be laminavimo iš tikrųjų. Kai dažais kažkaip ryškiau gaunasi, bent jau mano antakiai. Aišku, čia dar apvalysim viską, čia nebus dar taip baisiai ryšku. Ai, žinokit, kaip sakant, nebesijaudinau, pripratau prie šitą laivą. Jau nebegalvoju, kad jūs čia į mane žiūrit. Jau viskas ok. Jau galėčiau dar vieną laivą pavaryti. Nu va, šitą nuvarėm, tada tepam. Žodžiu, galim dar prasišukuoti. Kur mano šukutės, kur šukutės? Dar galim prašukuoti jos biškį. Tada tepsim lašpampą. Bet čia dar nenuvalėm visą, žodžiu, grožio to, visų dažų. Dar nuvalysim, tikrai biškį prašukuotų gerai. Tai va, dabar tepam lašpampą. Pamaitinam patys santykius, palaikysim porą minučių ir nuvalysim. Ir tada dar trečią losjoną nuvalėm, žodžiu. Lašpampą. Užsitepkim. O, čia toksai įskistaliukas, žodžiu. Pamaitinti antakius. Pasiėmam. Ir jos ištepam. Čia tiesiog pasimaitina pats plaukelį patys, ne antakis, nenusišnekėk edita. Visai nusišnekė. Dėmesį čia biškai vėl nešvaru. At va. Op, čia dar viskas nusivalys. Kuris reikia. Nu va, galim ten apvalyti ir įjungiam 2 minutės. Kur tas 2 minutės mano timerį įjungiam? 2 minutės palaikom, ne? Šitą va, brudą nusivalam, nes čia dažai dar eina šalin.
toks kaip keratinas pamaitintų, čia žodžiu, nes kad nebūtų išsausėję labai plaukeliai palaminavimo. Tai va dar 2 minutės, tada vėl nuvalysim viską. Ir tepsim trečią losjoną. Jisai daugiau va tokiam nuvalymui. Visam dalykui. Tai losjonas numeris 3. Aš šiaip visus tos losjonus turiu po pilną tą, bet čia buvau nusipirkusi, po žodžiu, po dėžutę, tiek pirmą, tiek antrą, kur matė tapiau, bet čia naudojau mėginukus, tai iš mėginukų, kad galvoju, kam šitas naudot, geriau mėginukas, vienam kartu kaip tik yra. Nu va, ryškus antakiai, bet jie dar pasivalys man, iš tikrųjų. Ir viskas bus, ir don, ir jau iškart va, veidas turi formą, nesu tokia nublankusi, antakiai yra labai svarbu iš tikrųjų. Tai nebūtina blakstės ten turėti kažkokias ryškės, bet antakiai jau vis tiek suteikia vis tiek tokio gyvumo veido ir rėmina, žodžiu. Nesi tokia išbliškusi. Tuoj baigsim. Bijau, kad neįsikrautų. Ne, gal spėsiu. Va, viskas, baigęs. Timeris. 2 minutės baigė. Tai dabar nusivalom vėl šitą keratiną. Mama sakė, kiek dar dažų reikia. Jie sakau, nebus tokie žiauriai ryškus, nepergyvenkit. Nes sabaliniai, kaip sakant. Opa. Dar vat su to trečiu losjonu mes viską išvalysim iš odos, nes daug odoj liko, kaip sakant, turtelio. Nu va, nuvalėm. Dabar galim imti number 3. Ir va, užpuškiam. Va, jisai toks irgi skystas dalykėlis. Paėmam, žodžiu, ir valom viską šalin. Va tokiu būdu. Čia yra ne vanduo, čia specialus losjonas irgi. Su vandeniu negalim valyti, bet su tokiu dalyku galima. Jis tam ir skirtas, tai va kaip tik nueina visas perteklius dažų. Ir bus labai good. Labai good, labai. Tai va. Matosi, koks skirtumas šito ir šito, ne? Kita dabar. Bet šitie dalykai, va šitie tiek tas Lift Plump ir šitas yra nebūtini. Tiesiog galit, bet aišku, su šituo dalyku jūs nusivalysit viską daug greičiau negu be to dalyko. Čia mano dar baltų likę. Šiaip daug geriau turėti šitus dalykus, negu jų neturėti, bet galime ir be šitų dalykų apsieiti. Užtenka pirmo losjono ir antro, tik paskui tiesiog daug valymo bus su šepetuku to. Tai žodžiu, tikrai pabrūžinti nemažai reikės, o va čia čiukšt, va viską ir įsivalom. Greitai gan. Šio, dabar susišukuojam. Pasimti kitų šepetukų. Valim su šituo. Va. Nu, matosi, kad klauso. Plaukiukai jau iškart kitaip. Gula. Va, kaip gražiai. Oi, gražiai. Va, nu nuostabu. Tai parodysiu kaip tik tą keratiną, kur dar galima užtepti, sustatyti. Žodžiu, vakso netepsiu, nes šiaip nelabai galima kažką tepti bent 24 valandas ant antakio, bet va ir nieko neužtepusi, ko puikiausiai stovi. Tada paimkim šitą dalykėlį. Tai pamatysit dar va kaip jie gerai susiklauso tame. Matot? Nuostabiai. Šitą dalykėlį. Nu va, jau statyčiau kaip nori, tada galit. Biški prasišit. Šiaip gerai. Šiaip viskas ok. Žodžiu, rezultatas, I love it. Matot kaip gerai? Gal palaukit, išeis pritrauksiu. Neišeis, va. Biški pakelsiu. Oi. Va, šitas ir šitas antakiukas. Nu va, antakiai gražus. Ready to go. Ir ryškus, ir gražus, ir sustatyti, ir klauso. Galim patap čia biškį. Nu, žodžiu. Ką žinau, žinokit. Abu rezultatai geri.
tiek su tais plastukais, kur dariau, tiek su to balm, bet gal labiau priglaudė. Yra būtent su milteliais, sakyčiau, labiau klauso. Šitie biški tokie, nu tokie, kitokie plaukiukai gavosi, kur dariau su šituo dalykiuku. Tai gal geresnis variantas su tais milteliais. Ryškesnis gal jis toks labiau klauso tie plaukeliai. Bet šiaip abu variantai tikrai neblogi. I like it. Tik lūpas man nepatinka, man. Bet visą kitą labai patinka. Tai nežinau, žinok, blakščių aš jau nebedarysiu su jumis turbūt, nes arba galėčiau bent vieną akį parodyti greitai, kol neįsikrovė. O jeigu jau baigs išsikraus, tai tada tiek žinių, ne? Bet tiek spėsiu, tiek galiu parodyti. Parodysiu greit, kokias blakstienas naudoju. Like it. Ar ne? You like it ar ne? Užtrukau kiek čia? 1,5 valandos, ilgai. Šiaip geriau, būtų buvo gerai valandą, bet žinot, su visais pasibazarinimais ir visko. Bet jo, šitą žinokit geriau klauso. Tai aš rekomenduočiau šitos miltelius labiau negu šitą pastą. Nes turbūt per tą pastą tas pats losionas, nu, ne taip gerai įsigeria, kaip su tais milteliais. Tai va, gal šitas geresnis variantas. Tik įdomu, kaip su Blackstone bus. Ar laikys, kai darysiu laminavimą ar ne. Šitas būtent miksas, tai labai įdomu. Prabandysiu irgi ir matysiu, kuris variantas geresnis. Tai va, šitai va. Kaip labai populiaru daryti. Taip šio, gerai, aš greit parodau blakstienas, kelias užsimesiu su jumis, o paskui pabaigsiu pati. Tai blakstienas turiu tokias, kurias galite įsigyti mano šope. Va, žiūrėkit, parodysiu. Yra tokios drama, jos yra ryškesnės ir yra tokios labiau natural. Va, jo tokios, va, matot, kokštukais tokiais segmentais. Ten tos segmentus aš naudoju. Prakarpytų ir neprakarpytų. Jos yra daug. Paskui galite įsimesti į make-up removerį, žodžiu. O, tokia, ir žodžiu. Labai lengvas prižiūrėjimas ir jos galit naudoti daug kartų. Tai va, aš prie jūsų čia užsidėsiu bent ant vienos akytės. Oi, biškį čia prilipę žiūriu su tais, su mano, žodžiu. Tai va, čia tos labiau natūralios, man patinka jos kasdieną labiau naudot, o kitos yra ryškesnės. Kur mano pincetukas? Žinokit, jeigu išsijungsiu, tai man išsikrovė kamera ir nepabaigsiu, bet jeigu pabaigsiu, tai pabaigsiu. Čia yra, čia yra, tai palaukit. Čia. Čia parodysiu, kokį naudoju pincetuką. Taip pat galite įsigyti mano šopę. Ta pati firma Heliox, čia Australijos firma. Tai mes matot, aš turiu kelias blakstės dalykus, tai man reikia užsilipinti tos gepus, žodžiu, pašalinti. Va, pincetukas toks. Va toks. Matot. Nu va, pincetas. Kažkokį imbarį kapalyti. Klijus pabaigiau iš savo šopo, nebeturiu klijų. Turiu dar removerį, žodžiu, klijų namėje. Tos pačios firmos, bet pačių klijų nebeturiu, pasibaigė. Tai aš naudosiu kitos firmos klijus. Tai galiu parodyti, tikrai man patiko. Tai jeigu norite, galite iš ten nusipirkti, nes aš nežinau, kada aš pasipildysiu savo brando klijukus. Tai va, mano klijukai buvo tokie. Irgi, žodžiu, buvo jie juodi, bet jau čia jau labai bus uždžiūvę, aš nieko čia neparodysiu. Nu, žodžiu, jie kaip gumava tokie, neištraukinė čepetėlė, bet jau jų ir nebeturiu. O čia tiesiog seal, toksai užtvirtinimai. Irgi išdžiūvę viskas, nu, žodžiu, šitus jau mes dalykus šalia man reikia. Bet dabar naudoju aš šitą Tati Lashes firmą. Jų ir blakščių būna, bet aš naudoju šitas klijus, man tikrai patiko. Šiaip Tati Lashes esu pasibaigus LED blakstės. Tai būtent tos firmos naudoju lempą UV. Tai va čia yra, kas čia yra? Čia yra sealas. Tai čia yra va tas užtvirtinimas. Čia jau kai užsitepat. O patys. Tikiuosi yra, bet jie va tokios baltos spalvos. Bet žinokit, irgi gerai laiko iš tikrųjų. Tai ką, parodysiu bent kelias blakstės, ane? Pabandykim nuo galo. Tai va, jie tokie susikarpat segmentais, bet jie sakau, kad daugkartinio naudojimo tikrai geros. Pažiūriu, kad čia biški nelabai gerai išvalytos pas mane jos liko. Gerai, atsikirpsim naujų. Kur mano žirklutys? Kur žirklutys? Nakirpsim biški naujų. Tos blakstienės išlaiko savaitę laiko. Ta prasme, jos nėra ilgalaikės. Jeigu jau ten nukrenta po kelių dienų, labai lengva jas vėl atgal uždėti. Tai va, jos atrodo štai taip. Tokias. Žodžiu, pasiemam klijukus.
parodysiu bent jau vieną variantą. Bent vieną blakstutę. Oi, čia ne tas. Nu va, kaip ten tokie gražiai stovi. Ai, tu šau, bet jau šitą kažką čia padariau, sugadinau. Kur mano šukutas? Žodžiu, pasiemam klijukus ir patepam vat iš apačios jau biškį ant blakstienų. Tada biškį palaukiam. Tai turi pradžiūti biškyje. Pasirašam blakstienytę. Laikom va taip, už galiuko blakstės. Pakeliam boką va taip. Ir danam. Prispaudžiam. Pasiemam va su galiuku dar įkišam taip. Op. Ir paspaudžiam. Pritvirtinam. Nu va, užsidėjom. Kažkaip mano tas vienas antraktį nenori klausyti, nervuoja jau. Nu va, blakstė uždėta. Imam kitą pusytę dėsim, ne? Pasiemam vėl ne tą pusę. Liko 18%. Iškrausiu, aš nežinau, kaip aš filmuosiu mūsų šokį. Staliukas supyks tikrai. Paėmam va, patepam iš apačios. Galit biškį pasikelt tą voką. Va taip. Biškį palaukiam. Nu, žiūrėkit, aš čia visai neblogai pasidarysiu su jumis. Visai čia viską pasidarysiu. Jeigu neatsibodo, aš jums dar pasiemam blakstienytę. Va, matot, susikarpiau. Sakiau, šitas blakstas galit rasti pas mane šope. Yra australų firmos. Pasikeliam. Ir va dedam iš apačios. Prispaudam. Tada dar pritvirtinam. Va taip paspaudinėjom. Op. Nu, dar su pirštukai norit, galit papušinti. Nu va. Kaip sakant, vaizdas gerėja, ne? Gražėja bubulienė. O, bus graži. Vėl atsikirpu dar. Kaip sakiau, jas paskiau galite įsimesti į make-up removerį. Aš naudoju Nivėjos tą tokią, žinot. Užpilu. Ir įmeti ten palaikai. Ir paskiau kokią pusvalanduką paėmi su brašu ir nuvalai tas klijukus. Va, dabar čia tepam. Aišku, nelabai gerai ant tų senų blakščių čia užtept. Biškį praskirkim. O, taip. Biškį palaukiam. Pasiemu mažesnį dydį. 8, 9, 12 ir 14. Tai ypač. Hop. Nu, bus įstraina. Galėsiu eiti miegot. Nu, tik tas, lemba. Tas senas blakstės šiandien biškį trukdo. Op. Jis biškį prašau. Biškį. Biškį reikia prasti. Visą biznį. Ova. Nu, atskirti. Kaip vaizdelis geresnis. Čiukšt. Tada į kitą pusę. Tai taip ir užpildom visus tos tuščius dalykėlius. Vis neatsimenu, kurią čia pusę atsukti. Oi, gerai, čia ne taip jau gepa daug yra šitą vietą. Oi. Žodžiu, principą supratote, ne? Patepi klijukų iš apačios blakstienų, palauki biškį padžiūna, dedi blakstieną, prispaudi. Ir kadangi čia yra gan nemaži tie kuokštukai, tai tų kuokštelių daug nereikia, apie 5 kuokštelius ir viskas. Ir pilna akis. Va, pasiemam. Op, pakeliam ir prilipdam. Nu, jėziau, kokie gražiai būsiu šiandien. Ai, tu šau. Nes aš visą žiūrėti negaliu, aš buvau kaip be veido visai išplaukus tokia.
O dabar vėl gyva būsiu. O va. Prispaudžiam. Kišam pinsetą. Ir neklauso. Blogai, kai kleina kairė rankėse. Opa. Viską aš pasidarysiu. Viską. Va, prispaudėm, dabar biškį nes tos senos blakstės man čia biškį trukdo. Reikia biškį praskirstyti jas. Neatrodytų sulipusias. Nu va. Nu, nuostabu tiesiog. Amazing. Imam kitą dydį, tai užsidėjau 14-12, imam 10-tuką ir paskui 8-tuką ir bus viskas. Nes čia turiu biškį blakščių, nesuplika. Nu, ir bus enough. Gerai, atsikerpu 10-tukus 2. Tai kiek aš jau po 2 užsidėjau, aš iš tikrųjų 4 stadėsiu. Nes jau turiu biškį blakščių, iš tikrųjų nesu visai plika. Tai, kai neturi iš vis blakstienų, tai 5 reikėtų tų. Bet kai turi blakščių, užtenka. 4. A, dar neįsijungiau. 12% liko. Kaip manot, spėsiu? Spėsiu, ne? Viską aš spėsiu. Kaip nežinau, ar stalo be šoks, mane. Va, opa. Žinokit, klijukai tikrai rekomenduoju. Šitų klijukų nerasit pas mane, bet aš esu labai gerai ir galiu pasidalinti gerų daiktų. Kaip sakiau, tatilašas yra geri klijai tikrai. Jie neuždžiūna taip baisiai, todėl kad jie yra tokie balti. O mano, jie buvo juodi, kaip smala, ir jie tikrai gan greitai uždžiūdavo iš tikrųjų. Dėžutė, ta prasme tas pats tubelė. Pasiemam, pakeliam ir apaščioj, čiukš, prispaudžiam. Čiukš, palaikom, atleidžiam, tada kišam pinsetą, paspaudžiam, opa. Ir džiobdam, biškį paimu šitą ir praskirstau tas senas blakstienas, kurios trukdo. Čia ir negražiai biškį gaunasi. Va. Nu, žiūrėkit, būsiu labai gražiai. Nu, labai tiesiog. Imam kitą. Nu, negaliu patikėti, žinokit, spėsiu aš jaučiu. 11%. A, man rašot, ką nors, gal reik pažiūrėti, gal ką. O, jau dabar rašo, kad 10% bet turiu. Ne, nerašot, nieko neklausėt, tokiai viskas aišku, ne, nieko nenorit paklausti manęs, nereikia. Dedam čia, 10-tuką irgi. Tai va, ką aš čia darau? Darau blakstienų priauginimą pati savo. Ką dariau prieš tai? Dariau antakių laminavimą, kaip matot, mano antakiai žiauriai gerai sulaminuoti. Ką darysiu paskiau? Eisiu šokti su dukra. Tai reikėjo pasipuošti. Gerai, imam vėl 10-tuką. Na, mano blakstienas galit pirkti pas mane online shop'e. Butterfly Queen Beauty Shop'as. Pasiemam, pakeliam ir dedam. Ui. Dedam. Paimam, prispaudžiam. Nu, beliko po vieną blakstienytę iš šuniukų į priekiukus įdėti ir viskas bus job done. Ir aš būsiu labai graži. Būsiu graži kaip lelytė. Tuoj metėmsi ką nors. Gal ne. Nu va. Kažkas čia pakibė. Gal kreipiai. Va, beliko po vieną blakstienytę į priekį ir viskas. Po vieną segmentuką, tai va, imam vėl, kerpam. Kaip čia parodyt geriau? Laukit, gal aš palinksiu ją pačią, daugiau matysit, ne? Va, paimu, ties tuo tokiu tušiu dalykėliu, čiukšt, atsikirpau. Ne, pasidedam čia. Imam klijukus. Opa. Pasikeliam. O, gal kaip čia dabar prieiti. O, taip. Čiukšt. Biškį palaukiam. Pasiemam blakstutę nukirptą, bet nenukirpau gerai. Nu, žodžiu, va, žiūrėkit, aš biškį parodysiu iš arčiau, nes mato. Biškį tos galiukus reikia pakirpti, va. Tokie išlindę pizokai būna. Opa. Pakeliam ir lipdom. Šitas nenori manęs klausyti paskutinis. Nu, sakykim, kaip nors. Paspaudžiam. Nu, nuostabiai. 1,
Nu, pažiūrėkit, pilna akį prisikroviau. Nu, gerai, ne? Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Žadėjau daryti laminavimą, paėmiau, prisiklijavau vėl blakstienas. Laminavimą padarysim už kelių dienų. Šitas nuimsim ir pasidarysim. Čia vėl pasitepiam. Pasitepiam. Spėsiu 7 procentų liko, Dieve, nespėsiu atsisveikinti. Žodžiu, jeigu netyčia išsijungti ir nespėčiau atsisveikinti, tai atsisveikinu dabar. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitą kartą, tikiuosi patiko, tikiuosi buvo naudinga. Tai nueikit, pasiekit mane į Instagramą Butterfly Queen Beauty Shopą, nueikit į YouTube Butterfly Queen Beauty Shopą, pamatysit vlogų iš mūsų atostogų, dalinuosi daugybę dalykų, ne tik grožio dalykais, bet ir gyvenimiškais. Instagram'e storiukai, Beauty Shop online. Rasit labai gerų dalykėlių, tokių kaip šitų blakstienyčių. Nu viską, žinokit, užsilipdžiau viską. Buvo žiauriai faina su jumis pabūt, gaila, kad nebendravot. Gaila, kad nieko nepaklausėt. Bet vis tiek faina buvo. Tai va, paėmam viskas, prisiklijavau. Paėmam silerį, nu žodžiu, užtvirtintoją. O toksai, kaip tušiukas. Ir pabraukiam sąrašo pačios, o taip. Čiukšt. Va. Viską dar labiau patvirtinam, užtvirtinam. Kita, 6 procentai. Bet jau viską pasidariau, antakių laminavimą, blakstučių užsidėjau. Galiu eiti rengtis ir atšokti su dukra. Reiks dar kamerą pasikrauti. Tai va, kas norėsit, prisijunkit kitą savaitgalį online prie mūsų šokio. Lauksiu jūsų. Oi, kažkur įtepiau. Su dukrytėm, be dukryčių vienos, kaip norit. Visų lauksiu. Viskas susikrauna. Viskas myliu. Ačiū, kad žiūrėjot. Va, antakiukai sutvarkyti, blakstienytės sutvarkytas. Va, viskas okei. Tai ką, gražaus jums sekmadienio, susitiksim kitą savaitgalį, šoksim kartu. Va, blakstytės, pritraukiam, jeigu spėsim. Ai, neklauso kamera. O ne. Va, blakstytės uždėtos. Galit rasti jas mano beauty shop'e, antakiukai padaryti. Laminuotis galit pačios irgi. Nueikit į mano beauty shop'ą, rasit priemonių, rasit visko, ką reikia grožiui. Ir susitiksim kitą kartą. Ciao. Iki. Kas nekliaušat? Kaip čia mano laivą? Kaip laivą pabaigti? O dievai, aš nežinau, ką čia spaus, to man išsikraus. Nu geras. Jeigu šitą. Ne, neįsijungia, žinokit. O, velnas. Nežinau. Nežinau, kaip išjungti. Nu, turim tai. Blembas, bijau, kad išsitrins man viskas. Nežinau.